Treneri, pralaimėjimas, bet ko gero šiai dienai be kelių žaidėjų pas tokį varžovą kažkiek dėsninga, galbūt pagal žaidimo pralaimėjimas, kaip jums atrodė pats vaizdas? Aš galėtų pasakyti taip, kad daug kas iš to, ko mes planavom, vyko neblogai ant aikštės taktiškai, žaidimą idėja, kokia mums buvo. Bet, aišku, mes per daug klaidas padarėm prieš tokį oponentą, gerą lygą ir greito komando. Oponentas įmušė įvarčius, po mūsų tokios didelės klaidos buvo. Aišku, kad tokios rungtynės mes tokių klaidų daryti negalim, jeigu mes norim paimti taškų. Bet kitaip aš galiu sakyti, kad daug kas ir buvo pozityviai ant aikštės, aš galvoju, ir taktiškai, ir agresijai nuo mūsų pusės. Ir aišku, kad todėl, kad mums trūko kelių žaidėjų, mes biškai pakeitėm to, kaip mes žaidžiam. Kitą kartą, šį kartą kitokia buvo formacija ir biškai taip gal daugiau tranzicijų norėjom sužaisti ir pirmo kėlinį iš vis mums pavyko, 2-3 labai gerai momentai, išlyginam gerą įvartį, įmušėm, bet labai greitai pralošėm antrus įvartis ir tas, aš galvoju, labai svarbus momentas būtų. Jeigu būtų 1-1 biškai ilgiau, gal visaip ten mes galėjom kitaip būti rungtynės. Bet taip, aišku, kad Žalgirio komanda buvo geresnė ir nėra klausimų, jie laimėjo, todėl, kad jie buvo šiandien aikštės stipresnė. Aišku, Romanovskio negalėjo būti dėl kortelių, bet ko gero, kad jo nebuvo, kažkiek teko ir dėl to tą išsidėstymą kitaip dėliot, ko gero su juo būtų ir kitoks planas. Sunkiai pasakyti, gal ir ne, todėl, kad čia yra idėja buvo vienas iš variantų su 3 centro gynėjas žaisti ir toks variantas mums būtų gal ir su Danieliu, bet irgi mums šiandien Marko Mandičio nebuvo, kas irgi ir vienas iš labai svarbų žaidėjų prie to, kokio iš formacijų mes pasirenkam. Bet, aišku, kad šiandien, aš galiu sakyti, kad aš galvoju, kad apie formaciją mes pataikėm kaip norėjom. Čia tik klausims apie mūsų klaidus ir apie to, ko mes galėjom padaryti ant aikštės. Bet taip, Žalgiris žaidė gerą futbolo ir aišku, kad mums gynyboje nelengva buvo. Dabar laukia banga ir ne tiek ir daug tų dienų, aišku, bus savaitgalis, dar gal porą dienų kitos savaitės pradžioje. Prisidės tie žaidėjai, kurie dėl kortelių nežaidė, bet šiandien taip pat turit iškritimų. Stankevičius iškrito, Šešplaukis ten irgi pabaigoje jau nebegalėjo tęsti rungtynių. Užteks jėgų? To mes matysim trečiadienį, kad bus rungtynės, bet aišku, kad dabar, kaip aš jau sakiau, mes einam nuo rungtynių į rungtynių, dabar mes kovojam už kožno taškų, labai svarbu, aišku, bus rungtynės prieš Žalgirį, prieš Sūdavą, kad mes viens prieš antrą žaisim, bet aišku ir kitos rungtynės mes negalim neimti taškų. Todėl čia reikia gerą atsistatymą padaryti ir ruoštis. Aišku, kad nuo Stankevičiaus trauma, tas yra toks didelis minus mums, bet ko padaryti, toks yra futbolas. Kiti žaidėjai, aš galvoju, kad yra užtenkantį dienų pasiruošti rungtynėm, banga irgi rungtynės rytoj bus, todėl čia situacija visiems labai panašu ir aš galvoju, viskas bus gerai. Ačiū.